mano mokiniai, sveiki mano mokytojai, sveiki mano bendruomenės žmonės. Kreipiuosi į jūs žodžiu mano, ne dėl to, kad kreipčiausi į daiktus. Kreipiuosi į jūs šituo žodžiu, todėl, kad jūs visi esate mano širdies dalelės. Dalelės todėl, kad čia mano namai. Mano namai todėl, kad aš čia gyvenu. Mano namai todėl, kad aš čia dirbau ir dirbsiu turbūt. Mano namai todėl, kad mano mokiniai sėdi ar stovi šalia manęs. Mano namai todėl, kad aš čia dirbsiu su jumis kartu, su visais, tam, kad mums visiems šitame kaimelyje būtų šilčiau, jaukiau ir šviesiau. Šviesiau todėl, kad jau turime mokyklą daugiafunkcijų centrą su naujomis, moderniomis technologijomis, su gerais ir gražiais, protingais žmonėmis. Svarbiausia, aš jums visiems, visai bendruomeniai, ir mokytojams, ir mokiniams, ir darbuotojams, linkiu pagarbos vieni kitiems, nes viskas turbūt pirmiausia prasideda nuo pagarbos. Pagarbos žmogui šalia esančiam. Gerbkime visi vieni kitus, nesvarbu kokie esame šiandien, kokiais buvome vakar. Jei mus Dievas pašaukė į šį pasaulį, reiškia, turime teisę būti jame. Ir turime teisę būti jame tokie, kokie esame. Dar visiems linkiu branginti tai, ką turite, kas yra sukurta. Saugoti mokyklą, saugoti inventorių, kad būtų jums gražu ir miela, ir ateinančioms kartoms gražu ir miela. Saugokite viską taip, kaip reikia saugoti savo namus. Taigi, mielieji, gražių, prasmingų, naujų mokslo metų, gerų pažymių, gerų darbų, o čia jums dovana. Dovana, kad galėtumėte įsigyti pagal jūsų pageidavimus, galbūt trūkstamų knygų, galbūt pratybų, tai yra čekis apsipirkimui knygyne. Direktorė, prašau jums įteisiu.